Lapkričio 27 dieną Vilniuje vyko sėkmingiausio ES regioninių investicijų projektų apdovanojimo ceremonija, kuriuos Vidaus reikalų ministerija vykdė 2014-2020 metais. Vienu iš premijos laureatų tapo mūsų savivaldybėje įgyventintas projektas Visagino inovacijų klasterio kūrimas. Apdovanojimą už šį projektą merui Erlandui Galaguzui įteikė Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius. Projektas Visagino inovacijų klasterio kūrimas baigtas šių metų balandžio pabaigoje. Primename, kad inovacijų klasteris susideda iš dirbtuvių su modernia įranga ir užsiėmimai klasteryje padės Visagino gyventojams įgyti naudingų įgūdžių. Klasteris skirtas tiek suaugusiems, tiek moksleiviams, todėl pagrindinė jo dalis yra Visagino kultūros centro pastate, o filialai Atgimimo ir Verdenės gimnazijose. Klasterio gimnazijų filialuose įrengti lazeriniai įrenginiai, 3D spausdintuvai, popieriaus pjaustytuvai. Abiejose gimnazijose moksleiviai gali lankytis klasterio filialuose. Gimnazijų mokiniai gali lankytis abiejų gimnazijų klasteriuose. Vilties gatvės 5 esančiame pastate įrengta statybinė dirbtuvė, skirta dirbti su medžiu ir plastiku, skaitmeninės gamybos ir elektronikos dirbtuvė, skirta robotikos, automatikos ir elektronikos užsiėmimams, bei menų dirbtuvė, kurioje galima gaminti keramiką ir papuošalus. Siuvimo ir naujų kostiumų kūrimo gerbėjus nudžiugins stiliaus ir grafikos dirbtuvės, kuriuose bus didelio formato spausdintuvas spaudai ant audinio, siuvimo mašinos ir kita dizaino sumanymo realizavimo įranga. Inovacijų klasterio esmė ta, kad jis numato tradicinių ir skaitmeninių technologijų sujungimą. Savivaldybės administracijos direktoriaus teigimu, klasteris atvertų duris naujųjų metų sausį-vasarį, tai yra jau po 2-3 mėnesių, po biurokratinių procedūrų dėl operatoriaus ir administratoriaus paskirimo. Manome, kad užsiėmimai klasterio dirbtuvėse bus ne tik įdomus, bet ir naudingi, nes ateityje kai kuriems visaginiečiams įgyti įgūdžiai gali tapti jų profesija. Gruodžio 2 dieną Visagino sporto ir rekreacijos centro futbolo salėje vyko turnyras Evikono taurei laimėti, kuriame dalyvavo 6 ir 7 metų vaikai. Sporto arenoje vyja rimtos aistros. Mažieji futbolininkai demonstravo gerą driblingą, kombinuotą žaidimą ir net jėgą. Mamos ir tėčiai, močiutės ir seneliai emocingai vertino jaunųjų sportininkų pasirodymą. Viskas turi savo pradžią ir pabaigą, išskyrus Viktorą Lakiną ir Evikoną. Nusprendėme atnaujinti Evikoną skup turnyrą, Evikono tauriai laimėti. Tik šį kartą nusprendėme tai daryti su vaikais. Įgyventinti Viktoro idėją ir svajonę. Dabar surinkome regiono vaikus. Atvyko net komanda iš Daugpilio. Gavosi komanda iš Daugpilio, iš Ukmergės, iš Utenos, iš Zarasų ir 2 Visagino komandos. Iš viso yra 8 komandos. Amžius vaikai nuo 6 iki 7 metų. Gimė 2016-2017 metais. Manau, kad dėja mūsų regione labai trūksta žaidimų, varžovų. O tam, kad rastume varžovą, turime keliauti valandą ar net 2, kad susitiktume ir pažaistume vienas su kitu. Ir tai mums gera proga, kad mano pažįstami treneriai atsiliepė ir atkeliavo. Ir mes turime sparingo partnerių. Kalbant apie organizavimą, turnyrą organizavo Visagino futbolo centras. Tai vienas iš organizatorių. O antrasis organizatorius Viktoras Lakinas, kaip Evikono direktorius. Be jo pagalbos, manau, būtų visiškai neįmanoma to padaryti finansų, idėjų ir viso kito atžvilgių. Aš čia padedu savo laiku, savo energiją. Tai turbūt irgi mano idėja, kurią norėčiau ir toliau vykdyti Visagine. Tai tik pirmas turnyras, kurį norėtume tęsti toliau. Labai tikiuosi, kad vaikams pavyks surengti bent 2 ar 4 turnyrus per metus. Ne tik mažiesiems, bet ir vyresniems vaikams. Būtent vaikų turnyrą. Turnyro pabaigoje 2 pirmosios vietos atiteko Utenos komandoms. BFA Visaginas komandos jaunieji futbolininkai užėmė 3 vietą. Nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais ir taurėmis. Apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo turnyro iniciatorius Viktoras Lakinas. Buvo apdovanoti geriausias turnyro žaidėjas, geriausias vartininkas ir geriausias puolėjas. Geriausiu vartininku pripažintas Majus Češulis, o puolėju Artiomas Perepečinas iš BFA Visagino komandos.
Gruodžio 1, 2 ir 3 dienomis Visagino krepšinio mokykloje vyko didelio masto krepšinio varžybos tarp berniukų. Turnyras tęsis šios savaitės pabaigoje. Varžybas rengia Baltijos krepšinio lyga, kurios būstinė yra Rygoje. Praeitose rungtynėse dalyvavo 10 komandų iš Latvijos ir Estijos. Taip pat šeimininkų komanda Visagino krepšinio mokyklos jaunieji sportininkai. Iš viso varžybose dalyvavo apie 140 žmonių. Visagino krepšinio mokykla Baltijos krepšinio lygos turnyruose rungtyniauja jau kelerius metus, bet dėl varžybų teko važiuoti į Rygą. Dabar lygos vadovybė nusprendė, kad Visagine sukurtos sąlygos atitinka tokių varžybų reikalavimus ir nusprendė jas rengti mūsų mieste. Pasak NAKS krepšinio klubo prezidento ir krepšinio mokyklos įkūrėjo Sergejaus Kotovo, Visagino krepšiniui tai ne tik didelis pasiekimas, bet ir didelis iššūkis, nes varžybos turi vykti aukštų lygių. 3 sportinių kovų dienos parodė, kad sprendimas Baltijos krepšinio lygos turnyrą rengti Visagine buvo teisingas. Baltijos krepšinio lygos turnyro varžybos Visagino krepšinio mokykloje tęsis gruodžio 8, 9 ir 10 dienomis. Todėl visi mūsų miesto gyventojai turi galimybę stebėti žaidimą ir pasimėgauti šią gražią sporto šaką. Gruodžio 1 dieną Santarvės aikštėje įvyko miesto eglės šviesų įžiebimo šventė, kurioje dalyvavo šimtai visaginiečių. Visagino kultūros centro darbuotojai kasmet džiugina miesto kalėdinio papuošimo originalumu, o šį kartą, nepaisant kuklaus finansavimo, pavyko gražiai papuošti miesto eglutę ir aikštę, o šventinę programą padaryti ypatingai įspūdingą. Visaginiečiai buvo sužavėti choro Gospel Jonai pasirodymu, kurio koncertas vyko bažnyčioje ir buvo transliuojamas per didelį ekraną aikštėje. Bažnyčia buvo pilna. Daugelis tų, kurie nusprendė minutėlį ten užsukti, jau nebegalėjo atsiplėšti nuo šios nuostabios muzikos skambesio. Tuo tarpu šventinė aikštė viliojo savo džiaugsmais, ryškiomis šviesomis, kalėdinius suvenyrus ir įvairias gėrybės siūlančių prekeivių eilėmis. Vaikai ir jų tėveliai rikiavosi prie atrakcionų, o pasakų miestelėje virė savas linksmas gyvenimas. Bet štai atėjo šventės kulminacija. Bažnyčioje baigėsi koncertas ir linksmasis besmegenis pakvietė visus sekti paskui jį. Eisena su fakelais, vadovaujama mero Erlando Galaguzo, iškilmingai nužygiavo prie miesto eglės, kur 3 kartus buvo ištarti stebuklingi žodžiai. Abrakadabra, rytai vakarai, mūsų eglutė nušvisti gražiai. Eglutė nušvito ryškiomis girliandų ir burbulų, pagamintų 3 amžiaus universiteto studentų šviesomis. Visaginiečių sveikino meras, miesto įmonių ir organizacijų darbuotojai. Visi pasirodymai, kaip ir koncertas, buvo transliuojami dideliame ekrane. Skambėjo muzika, žmonės šoko ratelius, o jaunieji tėveliai šoko kartu su savo vaikučiais. Visur viešpatavo džiugios nuotaikos, nuoširdžios ir tikros. Eglutė įžiebta ir džiugins mus iki senųjų naujųjų metų.